gyvenimo peripetijų. Tikriausiai jis dar ir pasidarė lyties keitimo operaciją. Vat ir ne. Jis, galima sakyti, sukūrė burleskos dyvą Eglija Ferdži. Tik nesakyk, kad ir vėl teks stebėti, kaip ta damutė vingiuoja su savo plunksnomis. Nereiks, bet siūlyčiau tau įsiklausyti, nes jis, Laimas Fergizas, sakosi žinantis, kaip apsukti galvą bet kokiai moteriai. Slaptajam agentui Jamesui Bondui suvilioti moterį vienas juokas. 40-metis Laimas Fergizas taip pat giriasi suvedžiojęs ne vieną damą. Ir nereikia jokių nei tikrų, nei įtariamų turtų, kuriais Seimūnas Saulius Toma gerėjo žaliakę rūtą. Klasikinis stiliukas, preciziškai sušukuoti plaukai, akinanti šypsena. Aš kai būnu Lietuvoje, taip aš gaunu daug moterų dėmesio ir pasiūlymų. Paskutinis Laimo laimikis Kauno ponia ir burleskos pionierė 42 metų Eglija Ferdži. Prieš 7 metus stiliaus žurnale aptikta Kauno ponia viliotojui Laimui ir pačiam visiškai susuko galvą. Jeigu jinai gauna komplimentų iš šimtų kitų vyrų, tai reiškia, jinai šito verta yra. Jeigu aš turiu tokią moterį, kurios niekas nepastebi ir niekas jai nesako komplimentų, tai gal čia tik aš vienas jie žaliuosi, tai ko jinai verta tada. Tačiau šiam Kazanovai Eglija Ferdži dabar jau ir pačiam praėjęs gyvenimo puslapis. Jis ją suviliojo, paliko, apkaltino pats save dėl subyrėjusių santykių ir iškopė į taip išsvajotą šou vandenyną. Fergizo viešieji ryšiai veikia paprastai. Suviliosiu bet kurią moterį, o visi kiti tegul žiūri ir mokosi. Tai tiek visokių tokių nevykėlių, ten 80% taip nemoka jie kabinti. Tai iš tikrųjų reikia daug švietėjiškos veiklos. Dabar visi Super LT žiūrėtojai galės savo ausimis išgirsti ir savo akimis išvysti, kaip reikia suvystyti moterį. Pradedam Fergizo egzaminą, o tai juk visi suprantam, kad girtis ir tauzyti apie sugebėjimus suvilioti bet kurią reikia dar ir įrodyti. Nes dabar jūsų bus klausimas, pavyzdžiui, kaip sudominti moterį arba kaip tapti ten žymios moters draugu. Tai pirma taisyklė, tu turi sužinoti, ko ta moteris nori ir padėti jai tą svajonę įgyvendinti. Būtent šią taisyklę Lovelasas pritaikė siekdamas tituluotos damos. Ne tik pasiekė, bet ir sugebėjo užimti plunksnuotosios šokėjos vadybininko vietą. Tai aš kai susipažinau su drauge, jinai pasakė, kad jos svajonė būti burleskos diva, šokėja, propaguoti. Tai aš sakau, gerai, tai darom šitą dalyką, aš tau padėsiu. Ir aš tiesiog jai padėjau gyvendintis jos svajonę ir jinai už tai man buvo dėkinga ir atsidėkojo savo palankumu tokiu. Eglijos žvaigždė sužybo jai vos pradėjus nusimetinėti rūbelius. Moteris dar šių metų pradžioje rėžė, jog pastumėta paslaptingo mylimojo darys revoliuciją. Tada Laimas bėgiojo nuo kameros ir vis prašė įamžinti Kauno ponios debiutą. Suprask, čia jo kaip vadybininko pareigos. Antroji pusė labai palaiko ir skatina ir dar labiau negu kad aš nelabai dar drąsiai, bet mane skatina, kad aš labai palaikymą jaučiu. Mane patį net jaudina. Man patinka, kai mano moterį mato ne tik aš vienas ten savo mėgamajame, bet kad ją mato šimtai tūkstančiai. Gerai jau gerai, prieš draugus savo dama pasipuikavai, svajonę įgyvendinti padėjai, savo kukles fantazijas viešai įgyvendinai, dabar jau laikas žengti antrą žingsnį. Pirmas taisyklė, kaip aš ir sakiau, kad būt atviras, pozityvus, toksai parodyti, koks tu esi, nereikia slėptis po kažkokiom mistiniam būtybėm ar ten dėti kažkokias, kaip sakiau, raumenis kažkokius savo. Pala, kažko nesupratom. Tai kiek tų pirmų taisyklių jūsų vadovėlyje galim rasti? Tai visų pirma, tu turi būti pats patrauklus, įdomus žmogus, kažkuom sudominti tą moterį. Kol visai nesusipainiojom, tiesiai šviesiai klausiam. Tai kuogi jūs, gerbiamasai kaip viliojimo guru, moteris gundo? Jeigu tavo tikslas tik šiaip
sakykime, greitai turėti kažkokį malonumą, tai gal geriau vidutinio amžiaus moterį ieškoti, nes jos to daugiau nori ir greičiau prieinamos yra. Būtent savo gundimų ir Eglijos dėka Fergizas tapo tikru seks ekspertu. Neseniai pasiekė žinia, kad vyras net televizijoje apie fetišistinius ir kitokius potraukius porins. Matot, nebūtų, kaip sakyt, korektiška čia save girti kažkaip, aš kuklus žmogus esu. Įdomu, kaip su tom stebuklingom vilionėm bus toliau. Kol kas Fergizas taškosi jūroj dėmesio. Tik ar nebus taip, kad šį makaronų kabinimo meistrelį kokie paprasti diedai iš pavydo kokiam alubarį ar skersgatį už balados.